Garbėsiu Kristui. Per amžius amen. Taigi tęsim toliau mūsų pokalbius žuvelės formate. Kalbam su Vilhelmina Raubaitė Mikelionienė, ilgametė Gyvenimo ir tikėjimo instituto darbuotoja vadovė, suaugusiųjų švietimo atstovė, ateitininkė, žodžiu, moterimi bažnyčioje, kuri rado savo vietą evangelizacijoje, dabar šiek tiek jau nuo GTI nutolus, bet turi kitas veiklas ir dabar toks įdomus būtų tiesiog noras, kad papasakotum. Ilgą laiką vedė ir dabar vedė, kiek žinau, tokį dalyką, kaip išgirdus iš pradžių, kai dabar tam mūsų neįdžio tam kontekste, kad tai visokių keistų yra dalykų, visokių ten vizualizacijų, paskui kaip ten jas vadinasi, ten tos, žodžiu, visokiausių tų ten, net užkrentama tie pavadinimai, žinai, tai tokių dalykų. Ir kai išgirsti, kad štai bibliodrama, tai galvoju, kad čia tik nebūtų kokia nors vėl nauja forma, kokia nors neįdžinio dalyko. Tai dabar kita vertus žinom, kad yra įvairiausių pamaldumo, evangelizacijos praktikų. Tai vedi tą bibliodramą, tai tiesiog tiesus klausimas, kas tai? Trumpai tariant, tai yra Biblijos skaitimo, šventojo rašto pažinimo metodas. Tai net negali pasakyti, kad tai yra metodas, nes bibliodramoje mes pirmiausia skaitome tekstą, jis yra rėmai, iš kurių tu negali išeiti. Bet labai dažnai, kai mes, pavyzdžiui, lekcijo diviną skaitome, tai kelis kartus skaitome, po to, kas man įstrigo, kuo aš dalinuosi, ką man reiškia tai mano gyvenimui. Tai bibliodrama iš esmės yra lekcijo divina, tik tai grupėje ir kartais kai kas vadina lekcijo divina ant scenos. Pala, tai čia biškai patikslinti kelis momentus. Taip. Pirmas dalykas, kas tą metodą čia sukūrė, iš kur jis atsirado? Tas metodas labai įdomiai, jisai maždaug apie 1970 metus atsirado Vokietijoje, teologijos buvo dėstytojai, toks Martin Marcel, jis protestantas ir su kitais kolegomis jie pradėjo ieškoti būdų, kaip žmonės užnorinti skaityti šventąjį raštą ir jį suprasti ir juo gyventi. Tai pirmiausia, tas gimė protestantiškoje bažnyčioje, bet tuo pačiu metu daugiau Amerikoje gimė kaip bibliodrama žydų bendruomenėse. Vėl, kaip skaityti raštą, jį suprasti ir šiais laikais labiau padaryti jį prieinamą žmonėms. Nes mes ir dabar raginame skaityti šventąjį raštą, bet žmonės arba skaito, arba nesupranta, arba įvairiai, arba neskaito. Tai bibliodrama jinai išplito ne tik tai protestantiškose bažnyčiose, bet ir katalikiškose. Taip paskui ar lygiagrečiai kaip čia? Negaliu pasakyti tiksliai, nes aš pažįstu tų pirmųjų bibliodramistų ir katalikų, ir protestantų. Ir jie kūrė tą būdą, kaip tą šventą raštą priartinti prie žmogaus šiuolaikiško. Dar reiktų paaiškinti, žiūrovam ir klausytam dabar, lekcijo divina taip nuskambėjo, bet iš esmės žmogų, kuris to nežino, nieko nesako iš tikrųjų. Kas čia per dalykas, su ko čia valgomas tas? Tai yra vienuolių praktika melstis su šventuoju raštu. Tai yra nuo senų senovės. Pasiimi šventą raštą ir ką reikia daryti dabar? Įskaitaus. Pirmas skaitimas, apmąstymas, kontempliacija ir kuris veda mane į gyvenimą. Paskutinis žingsnis visada yra tas, kad ką aš išsinešu savo gyvenimui, kas manyje keičia. Ką supratau ir kokią savo galėčiau pritaikyti kažką. Bet tai yra malda. Pavyzdžiui, mes lekcijo divina mūsų ateitininkų grupėje, mes turbūt rinkdavomės kažkur 15 ar 17 metų, taip kiekvieną antradienį su mūsų grupelė mes skaitėme šventą raštą, dalinomės, kalbėjomės ir tai mus ir suartino ir labai daug davė mūsų
tikėjimui. Ta prasme, paskaitai, pamedituoji ir paskui dar pasidalini, kokią įžvalgą gavai, kitas pasakai, kokią įžvalgą gavo ir tada grupelė savo galima tiesiog praturtinti vienas kitą švento rašto pažinimu. Taip išeiti. Nu ir geriausia. Bet vis tiek, tas paskutinis žingsnis yra, ne paskutinis žingsnis, bet mes išsakome savo maldavimus, išsakome savo prašymus Dievui ir ką aš išsinešu savo. Bet kažkokią mintį tai savaitai arba mėnesiui arba dienai. Vis tiek tas šventas raštas tai yra žodis man. Tai vien tik taip pasidėti ir pasidalinti, kas man dabar čia įdomu, ar neužtenka. Tai yra vis tiek su rezultatu. Taip. Ir, pavyzdžiui, jeigu mes bibliodramoje, turbūt lengviausia yra pavyzdžiais. Prieš Kalėdas ar Velykas labai dažnai darome tokius vakarus. Su tėvu Stasiu Kazėnu darėm pernai vakarus po šventųjų mišių ir tiesiog vieną imam sekmadienio evangeliją ir mes vėl grupėje, mes daug kartų skaitome, kalbamės apie tai, kas galbūt neaišku, koks kontekstas, kokie klausimai kyla. Ir po to mes perėmėme prie veiksmo. O veiksmas, pavyzdžiui, gali būti toksai, kad, dabar galvoju, kurią čia sceną paimti. Pavyzdžiui, buvo nukryžiavimas. Jėzaus nukryžiavimas yra vienas latras, kitas latras. Kas dar kokie ten veikėjai stovėjo? Žmonės, kurie žiūrėjo. Po kryžiumi. Tiesiog, jo. Tie aukštieji kunigai ten, rašto aiškintojai ir vis tiek buvo susirinkę. Ir kareiviai buvo tie, kurie vykdė tą nukryžiavimą. Ir labai paprasta, tiesiog pasižiūrėti iš kiekvieno veikėjo į šitą įvykį. Kaip aš jį patiriu, kaip aš jį matau. Tai mes, pavyzdžiui, Ar jūs pasiskirstot roliam kaip nors? Galima pasiskirstyti roliam, bet galima tiesiog būti, pavyzdžiui, čia yra nukryžiavimo vieta, čia yra vienas nukryžiuotasis, čia yra kitas. Mes susitarėme, kur yra kokia vieta šitoje erdvėje ir tada mes esame laisvi atsistoti į tą vietą ir pasižiūrėti, kaip visa šita scena atrodo, pavyzdžiui. Bet čia kiekvienas individualiai daro. Visi grupėje, bet individualiai. Pavyzdžiui, aš einu į tą latro vietą. Aš atsistoju tam tikrą kažkokią pozą. Ir stengiuosi išgyventi, ką jisai išgyveno ir matyti visus tos žmonės, kurie stovi. Kareivius, Jėzų, kitą latrą. Ir tai viskas, pavyzdžiui, vyko visiškai tyloje. Ir gali, pavyzdžiui, žmogus iš tos minios, kuris stovi ir prisiėmęs tą vaidmenį, žmogus, kuris stovi ir žiūri, jis, pavyzdžiui, gali ateiti ir pakeisti latrą. Tada tas latras eina į žmogaus vietą. Ir vėl mes išgyvename tą tekstą savo viduje, prisiimdami tam tikrą vaidmenį ir žvelgdami iš to personažo vietos į šitą įvykį. Bet tai kažkas turi vadovauti, ar niekas nevadovauja tai? Tai faktas, kad turi vadovauti. Tie, kurie žino, kaip vadovauti. Tai vis tiek yra metodika. Metodika. Bet tai čia yra vienas iš tokių būdų. Tai vadinasi judanti tokia skulptūra. Bet mes galime naudoti ir tokį kaip inscenizaciją, pavyzdžiui, būti Petro valtyje, kur nepagavo žuvies. Ir ką galvoja, kaip jaučiasi, apie ką šnekasi tie veikėjai. Tai toks truputėlį galima pavadinti kaip skaitimas tarp eilučių, bet neišeinant iš švento rašto rėmų. Ir koks tikslas to?
Dar kartą vis tiek to buvimo. Nesuprantama, lekciją 9 tai paskaitai, kažką supratai, pasidarė išvadas, pasiklausai kitą, dar pasidarė išvadas, išėjai į gyvenimą. O čia? O čia tikslas, kad dar giliau suvokti šitą ištrauką, ne tik tai protu, bet ir su visais jausmais. Ir pavyzdžiui, kai aš atsistoju į Jėzaus vietą, aš galiu suvokti labai gilius dalykus man. Bet Dievas kalba per įvairiausius būdus maldos. Ir pavyzdžiui, yra tas toks, palietimas kažkokios tai patirties arba suvokimas, kur tu negali nei planuoti, nei įsivaizduoti ir išmastyti. Tai yra labai patyriminis tas metodas. Pavyzdžiui, man vieną kartą per bibliodramą aš dalyvavau kažkur ten užsienyje. Atėjo toks suvokimas ir tokia ramybė dėl švenčiausios trejybės, kas tai yra. Žodžiais negali paaiškinti, bet tas įvaizdis ir ta vieta, kurioje mes buvom, tiesiog ir tas tekstas, kaip kažkaip tai susikontaktavo ir tai pasidarė viskas visiškai aišku. Tam laikotarpiu ir man. Bet kitam buvo visai kita žinia. Tai yra toks labai neprognozuojamas metodas, ką aš suvokiu. Ir vėl po to pasidalinimas, pokalbiai, kam kas neaišku, vėl kaip bažnyčiai tai žiūri. Į šitą egzegezės truputėlį. Nes reikia, matai, kai laki fantazija gali bet ko prifantazuoti. O kiek grupiai žmonių maždaug gali būti? Labai įvairiai, būna nuo 8 iki ten ir 30 kartais būna žmonių. Bet tai ilgai trunka, toks reikalas turėtų ilgai trukti. Pavyzdžiui, mes vakarais tai užtenka 2 valandų. Bet, pavyzdžiui, su jėzuitais mes darome dvasinės pratybas su bibliodrama. Tai pusė dienos rytinis laikas yra bibliodramos, o popietinis yra jau asmeninis mąstymas, meditacija, asmeniškai dvasiniai pokalbiai. Ir tas bibliodramos laikas, jisai išjudina žmogų, jo vidų, toks darosi atviresnis priimti tekstą. Tai čia, matai, čia nėra toks atitrauktas dalykas, kad šitik tai čia pasimelsiu, kažkaip susibėgs grupelė, savaime viskas įvyks, čia gana toks sudėtingas dalykas. Čia yra labai sudėtingas dalykas ir iš tikrųjų tai nėra teatras. Turėjau keletą tokių dalyvių, kurie vaidina scenoje, teatre liaudės. Tai jie pradeda vaidinti, o čia nereikia vaidinti. Čia reikia atsistoti į tą vietą to veikėjo švento rašto. Pavyzdžiui, paralitiko, kuris ten daug metų serga ir jį neša kiti. Tai ir iš jo pozicijų tu gali irgi suvokti, o kas manyje yra suparalyžuota, ko aš nepajėgiu. Galbūt ir žmonės renkasi tos vaidmenys, žinokite, pagal savo gyvenimą. Tai čia prieš prasidedant, žiūrėk, čia pabiškant tokį įdomų metodą, prieš prasidedant visam tam veiksmui pasiskirstot jau, kas kur stovės, ne? Kas kur užims kokią poziciją. Labai yra įvairūs būdai. Aš galiu rašyti, aš galiu tą švento rašto tekstą nagrinėti perrašinėdamas, pabraukdamas, kurie man žodžiai aiškus, neaiškus. Yra bibliodrama, tai yra, galima sakyti, kūrybinių metodų rinkinys, kuris padeda žmogui giliau suvokti tekstą. Ir ką tas tekstas šiandien kalba mano gyvenimui. Kur mano gyvenimas susitinka su švento rašto tekstu šiandien. Na, bet dar kelią tokių, sakysim, klausimų, ne? Žiūrėk, skirtumas su protestantišku yra kokio nors to bibliodrama, to metodo ar nėra, nes gali būti pavojus pagalvoti, kad štai gal mane čia kažkurį kokią sektą nustums ir panašiai. Taip. Nes
visada bibliodrama labai priklauso nuo žmogaus dvasingumo, kuris veda tą bibliodramą. Ir nuo jo požiūrio ir tikėjimo, ir tiesiog nuo jo asmenybės ir jo kvalifikacijos. Tai turi būti paruoštas kažkoks žmogus. O kas juos ruošia? Jeigu metodologiškai, tai yra Europos bibliodramos asociacija ir tada būna tokie 2 metų kursai, kuriuose daugiau mes mokomės tos metodikos. Bet kiekvienas žmogus, jisai vis tiek priklauso kažkokiai konfesijai. Protestantai turi savo požiūrį į Bibliją, teologiją ir jie dirba pagal tai. Mes kaip katalikai, mes dirbame kitaip negu. Mūsų tikslas labiau vesti žmogų į susitikimą su Dievu ir bibliodrama kaip yra maldos forma. Jeigu kalbant apie ortodoksus, irgi yra vedančiųjų iš tos tradicijos, tai jie irgi savo konfesijos rėmuose daro tą bibliodramą, ir viskas. O ten kokį metodą pasiimsi, tai jau čia nes... Ja, bet tai galim pasakyti šiek tiek, arba ne šiek tiek, arba rimtai galim nuraminti, aišku, žmonės, kurie bijo, kad čia nebūtų, kaip jau sakiau, kokia nors čia New Age sistema, arba kaip panašiai kaip kokia Hellingerio konsteliacija, kur ten užsiima, reiškia, kaip pasakyti, okultiniais dalykais, taip galim sakyti būtų, nes čia nieko nepranašauja, ta ne jokie į anapusinį pasaulį nenueinat. Ne. Mes tik tai girdamės į švento rašto tekstą ir į savo gyvenimą. Nes vis tiek paskutinis tas žingsnis maldoje yra, galbūt aš pajutau kvietimą kažkokiam įsipareigojimui. Buvo per pandemiją vienas toks užsiėmimas, kai internetu mes darėme bibliodramą ir viskas puikiausiai veikė. Ir viena moteris tiesiog pamatė, kad jos namuose nėra kryžiaus. Buvo tekstas apie kryžių ir tai jie prie namų su vyru pastatė kryžių. Tai, tai ta prasme vėl, kas vyksta tavo gyvenime, į ką šventasis raštas kviečia tave, būtent tą ištrauką tuo momentu. Tai žodžiu, visas metodas ir aptarimas būna paskui pabaigai. O taip. Būna ir pasidalinimas, ir tas, ką aš išsinešu savo gyvenimui, ką aš galbūt turėčiau keisti. Visada mes atsakome į klausimus, jeigu tokie kyla, apie kontekstą švento rašto arba tradiciją. Tai yra. Nes labai svarbu sustatyti viską į savo vietas, kad žmogus negyventų tik tai savo kažkokiam fantazijom įsivaizdavimais irgi, ne? Aš nuo 2008 metų dirbu su šitom būdu ir ką aš matau, tai yra ir su dvasiniam pratybomgi dirbu, vien tik tai Ignaco dvasinės pratybos. Tai yra žmonių, kuriems sunku mąstyti ir įsivaizduoti ir ignaciška malda jiems tiesiog neįmanomas vystymas. Kai kuriem labai sunku. Ne? Bibliodrama padeda žmogui daugiau ugdyti tą ir fantaziją ir jinai kitiems žmonėms labai padeda. Ir pavyzdžiui, kai kurie momentai iš tos patirties, jie tiesiog tau skamba tą švento rašto frazė arba žodis galbūt net keletą metų. Ir tai kaip, ir pastiprinimas ir kaip ir gali būti ir... Tai galėtume paprastai pasakyti, šitas metodas padeda įsigilinti į šventąjį raštą, kad jis prabiltų į mano gyvenimą. Taip. Ir juo gyventi šventuoju raštu, jeigu aš... Dar pabaigai, o kaip dažnai bandot rinktis arba renkatės tiksliau? Kad tas nebūtų pripuolamas dalykas. Matot, labai dažnai žmonės renkasi tai kaip rekolekcijas. Ar rekolekcijų savaitgalis, vienos dienos rekolekcijos, arba vakarais, kalėdos, ten Velykos, prieš kalėdas Velykas. Labai skirtingai. Pavyzdžiui, vasarą mes darome 5 arba 6 dienų jau dvasinės pratybas su bibliodrama. Tai,
nėra taip, kad tos vat grupės būtų tokios. Nėra, kad taip periodiškai Ne. čia renkėsi tiesiog kaip rekolekcijų, galėtume Jo. sakyti, rekolekcijų forma, ne taip galėtume sakyti. Nes, pavyzdžiui, pernai buvau Prienuose, ten moterų buvo grupė, mes daugiau rinkomės tokią Mortos Marijos temą, nes visom moterims svarbu Taip. atpažinti, kuo esu ir ką su tuo daryti. Tai tiesiog jo yra rekolekcijos, jos yra skelbiamos ir arba parapijos kai kurios pasikviečia ir darom. Taigi, padėk Dievę pažinti mums šventąjį raštą, pamilti, atrasti save kaip žmonės, kuriuos Dievas kviečia. Kągi, dėkojom, kalbėjom šiandien su Vilhelmina Riaubaitė Mikelionė, kalbėjom apie bibliodramą. Na ir Dievas te laimina mums kiekvienam vis, kad kiekvienas surastume savo individualų tą kelią, bet tuo pačiu ir bažnytinį kelią į gilesnį tikėjimą. Aš manau, kad visada reikia stengtis visus gražinti į bažnyčią. Tai, O bibliodrama yra vienas tų metodų, kur kviečiami visi ir gali labai ir netikinti. o tai kur jūs rasti dabar tiesą, jeigu jie sugalvo žmonės? Ai, tai Facebook'e pagal pavardę. Arba bibliodrama, nueis ne ten kažkur tai. Gali nueiti ne ten, pavyzdžiui, pas Lenkus. Nes aš vedu bibliodramą ir Lenkijoje, ir Latvijoje dabar, tai ne tik tai Lietuvoje dabar jau. Kągi, dėkojom ir Dievas mus visus te laimina. Tam kartui sudė. Sudė.